Tai sveiki visi dar kartelį. Labai malonu matyti jūs visus prisijungusius prie šio webinaro. Tikėtina jau, kad daugelis jau pastebėjote, jog šiuo metu turime du atvirus, itin perspektyvius nekilnojamo turto plėtros projektus mūsų platformoje, apie kuriuos šiandieną ir pasikalbėsime plačiau. Tai šį webinarą moderuosiu aš, Rugilė Kamickaitė, ryšių su investuotojais vadovė, o projektus išsamiau pristatys turbūt jau daugeliui tikrai pažįstamas veidas, tai Natalija Kozikienė, Savi nekilnojamo turto plėtros vadovė. Tai labas, Natalija. Labas, Rugilė, sveiki visi, kas šiandien prisijungė prie mūsų webinaro. Kaip Rugilė ir minėjo, šiandien pristatysime atvirus projektus Lietuvoje ir Italijoje. Ir kol investuotojai jungiasi, toks trumpas intro, kad šie projektai turi vieną bendrą bruožą, jie abu yra labai gerose lokacijose. Ir mes kalbėsime šiandien apie turto klasę, kuri yra užbaigtos statybos, tai yra projektai be statybinių rizikų. Dėl to investuotojams siūloma kaina yra tokio lygio, koks yra logiškas tokio pobūdžio projektams, tai yra nuo 6 iki 9%. Bet apie viską išsamiau. Tai pradėsime nuo projektų Italijoje. Investicinė galimybė, kurią šiuo metu pristatome, yra pirmasis paskolos etapas. Projekto paskirtis yra turto įsigijimas Italijoje ir bendrai rinksime 525 tūkstančius eurų. Pirmojo etapo LTV yra mažesnis, nes renkame tik dalį reikiamos sumos, dėl to jis yra 31%. Ir kaip visada apibrėžiam horizontą, tai yra maksimalus LTV gali siekti iki 64% nuo turto vertės. Kadangi turtą ir parduoda ir perka fiziniai asmenys, tai šis turtas nėra PVM objektas ir ši paskola yra užtikrinama, kaip visada, pirminių įkeičiamo turto įkeitimu. Šios investicinės galimybės palūkanos yra nuo 6 iki 9%, bet iškart norėčiau atkreipti dėmesį, kad Savi platformoje investuoti galima nuo 10 eurų, kaip jau daugeliu žinoma, ir šios mažiausios palūkanos 6 ir 6,5% yra taikomas toms mažiausioms investicijoms. Jeigu prisijungsite prie mūsų platformoje paskelbtos informacijos ir pamatysite visus rėžius, tai ten matysite, kad ir už 1000, ir už 2000, ir už 5 yra siūlomos didesnės palūkanos, galėsite tiesiog palyginti su galbūt kitų platformų šiuo metu siūlomomis galimybėmis. Tai yra, mūsų fokusas kaip platformos vis tiek išlieka į mažesnės sumas, galbūt investuojančius investuotojus ir labai diversifikuojam jų investicijas ir dėl to tie rėžiai yra tokie. Rizikos reitingas šiai investiciniai galimybei yra A2 ir žemiau yra pateikta rizikos vertinimo skalė, kurioje matosi, kad geresnis gali būti tik tai A1 reitingas. Tai yra, šis reitingas yra tikrai labai aukštas, klientas surinko 64,5 balo iš 80 galimų. Kadangi šis projektas yra išskirtinis tuo, kad projekto savininkas ką tik įsigijo turtą, tai jis dar nepradėjo nuomos. Ir kai bus pradėta nuoma, bus matyti, ar verslo planas yra pasitvirtinęs, ar iš tikrųjų ta nuomos kaina, kurią projekto savininkas yra nusimatęs verslo plane, priėmė rinką, ar ne, ir už tokią nuomos kainą yra norinčių išnuomoti turtą. Tai galbūt po pusmečio, kai mes matysime faktinius rezultatus, mes tuomet galėsime šį projektą peržiūrėti ir jeigu rezultatai bus geri, tai tada mes galėsime netgi padidinti rizikos reitingą ir jis galės tapti A1, tai yra pats geriausias. Bet šiai dienai yra A2, kai dar yra tam tikrų nežinomųjų su šito projektu. Taip pat iš čia galite matyti nuotrauką, tai yra baseinas, kuris yra šio projekto teritorijoje. Bet plačiau apie projektą norėčiau papasakoti. Šioje skaidrėje jūs galite matyti nuotrauką iš toli ir va čia tas Savi ženkliukas rodo tiksliai vietą, kuriame name yra įkeičiamas investuotojams įkeičiamas turtas. Tai šis projektas iš viso
turi 15 namų, jis vadinasi La Terrazza ir jis buvo išvystytas prieš 10 metų. Jį plėtojo italų plėtotojas, pilnai išvystė, įrengė bendro naudojimo baseiną gyventojams, taip pat bendro naudojimo teniso kortą. Taip pat šioje teritorijoje yra įvairios laisvalaikio zonos, kurios yra pasislėpusios štai už šių medžių. Teritorija yra didelė ir yra bendra visiems šio projekto gyventojams. Tai šį turtą, kurį mums įkeičia projekto savininkas, jam parduoda žmogus, kuris yra kitos šalies pilietis ir kuris šį turtą naudoja savo reikmėm. Kadangi įsigijimas vyko seniau, tai dabar tas žmogus, sakykime, fiksuoja pelną, ar ne, ir parduoda jį kitam savininkui. Jis nėra nudėvėtas, nes buvo naudojamas nuosavom reikmėm, jo būklė yra labai gera, o mūsų klientas Raimondas Klenys įsigijo šį turtą, pilnai atsiskaitė ir dabar gali įkeisti savį kaip užtikrinimo priemonę gaunant paskolą. Kadangi jis asmeniškai įsigijo šį turtą, jis asmeniškai ir kreipėsi dėl paskolos. Tai paskolos gavėjas yra grupės įmonių galutinis naudos gavėjas, tai yra UBO angliškai, Ultimate Beneficiary Owner, ir jis ne tai, kad netgi laiduoja už šį projektą, bet jis asmeniškai prisiima atsakomybę už jį, už tai, kad bus mokamos palūkanos laiku. Šis asmuo, Raimondas Klenys, jis turi ir kitų nekilnojamo turto objektų Lietuvoje, jis turi įmonių Lietuvoje, uždirba pajamas, dėl to mūsų manymu tai sukuria papildomą saugumą investuotojams. Tai kaip jau minėjau, šitas projektas yra be statybinių rizikų, šitie namai jau seniai eksploatuojami, jie yra priduoti. Čia yra daug savininkų, kurie nuosavom reikmėm naudoja turtą. Turtas yra kokybiškas, visi šie namai turi požeminius parkingus ir Raimondas įsigijo šį kotedžą irgi su požeminiu parkingu. Bet dar noriu atkreipti dėmesį, kad šie namai yra iš 2 butų, tai perkamas yra, grubiai, 1/2 šio namo. Tai yra 2 aukštų kotedžas, kuris sudaro pusę pastato. Savi paskola per kvadratinį metrą šiame projekte yra 3115 eurų. Tai reiškia, kad už tokią kainą užtektų parduoti turtą, jeigu reikėtų pilnai padengti savi paskolą. Ir mes jau skaičiuojam šį skaičių nuo pilnos bendros numatomos rinkti sumos 525 000. Tuo tarpu turto rinkos kaina yra 4650, tai yra ženkliai didesnė. Projekto savininko komanda turi ilgametę patirtį nekilnojamo turto nuomos srityje ir čia aš kalbu apie UAB Rezidė LT, tai yra Raimondo žmonos Ingridos Klenienės įmonė, kuri buvo įsteigta daugiau nei prieš 10 metų ir per visą šį laiką sėkmingai vykdo nekilnojamo turto nuomos veiklą Lietuvoje. Tai yra, jie turi ilgametę partnerystę su Booking, su Airbnb, yra sukūrę sistemą, kaip viskas turi vykti, prižiūrint nekilnojamo turto objektus skirtus nuomai, organizuojant nuomą, ieškant nuomininkus. Jie turi gerus reitingus, jau yra žinomi šiuose sistemose ir yra sukūrę veiklos istoriją. Ir tokį patį modelį, kurį jie taiko Lietuvoje, jie planuoja taikyti ir Italijoje. Tai yra šis turtas, kuris bus įkeičiamas investuotojams, jis bus nuomojamas. Jis bus skirtas trumpalaikiai nuomai, nes trumpalaikės nuomos investicinė grąža yra didesnė. Ir pagal projekto savininko verslo planą jie planuoja per metus pasiekti apie 70% užimtumą. Tai yra vidurkis, nes yra sezonas ir yra nesezonas. Tai sezono metu užimtumas bus aukštesnis, nesezono metu, aišku, gali būti žemesnis, nes sezonas yra laikomas maždaug laikotarpis nuo lapkričio iki kovo mėnesio, o visas likęs laikotarpis yra sezonas. Šiame projekte, kadangi tai yra nuomos projektas, projekto savininkas siūlys timeshare galimybę investavusiems 10 000 eurų ir didesnę sumą. Priklausomai nuo to, kiek bus investuotojų,
bus aiškiau, kokiu laikotarpiu galima pasiūlyti šią timeshare galimybę. Ir mes grįšime, užbaigę rinkimą, ar ne, užbaigę visą finansavimą su detalesnė informacija, kad investuotojai galėtų pasirinkti patogesnį laiką, kad galėtų suplanuoti kelionę ir galima būtų su projekto savininku susitarti, kada galima būtų apsistoti šiame turte. Tai pradinis planas, kad investavusiems 10 000 eurų priklausys viena diena arba viena naktis šiame įkeičiamame turte, arba dar, kadangi yra planuojama pirkti 2 butus Menadžio, tai galima bus pasirinkti arba šiame turte apsistoti pagal lokaciją, arba Menadžio centre, arba dar vienas projektas bus Sala Komačina, bet apie lokacijas aš dar turiu atskirą skaidrę ir jums jas parodysiu. Dabar reiktų tik išgirsti tai, kad bus galimybė pasirinkti iš 3 vietų, kur galima apsistoti pagal timeshare galimybę. Tai timeshare yra tiesiog papildoma nauda investuojantiems į šį projektą. Kadangi turtas yra Italijoje, tai be abejo mums registruojant hipoteką reikėjo konsultuotis su vietiniais itališkais specialistais, tai mes bendradarbiaujam su advokatų kontora, kuri turi ilgametę patirtį ne tik veikiant pačioje šalyje, bet ir konsultuojant dėl tarptautinių sandorių, užsienio klientus. Ir jie užtikrina, kad hipotekos procesas būtų įregistruotas tinkamai ir kad būtų apsaugotos tiek savi kaip operatoriaus, tiek investuotojų interesai. Aš dar šiek tiek įsiterpsiu, matau, jau truputį turim klausimų, tai juos tada paliksim pabaigai po pristatymą. Taip, viską atsakysime. Dabar, kad jums nesipainiotų ir būtų aiškumas apie objektus, tai paruošiau atskirą skaidrę apie tai, kur yra objektai. Tai Via per Ladrono, šitas pirmas objektas, yra jau įsigytas turtas, už kurį yra pilnai atsiskaityta. Tai yra tas turtas, kurio nuotraukas rodžiau, ir jis bus įkeičiamas šio projekto investuotojams. Jo savininkas yra Raimondas Krenys ir jis yra ir paskolos gavėjas, ir įkaitų turėtojas. Iš tų lėšų, kurias mes paskolinsim šiuo metu renkant šią paskolą, tai yra 525 000, bus pilnai atsiskaityta už 2 butų pirkimą. Tai tie 2 butai yra numeris 2 ir numeris 3, tai yra Via Novembre, Menadžio centre, tokia, jeigu, tas pirmas objektas matėt, ten yra žalias masyvas, tokia poilsio zona, ar ne, kotedžai, tai butas Menadžio centre yra tokioj labai judrioj gatvėj ir jis yra skirtas kitokio pobūdžio nuomininkams, ar ne, pagal poreikius. Taip pat yra trečiasis objektas Via Večia, čia yra nurodytas adresas Sala Komačinoje, dėl jo taip pat yra pasirašyta preliminari sutartis ir už jį bus atsiskaityta iš šios paskolos, kurią šiuo metu renkame. Abiejų būtų preliminarios pasirašytos, sumokėti avansai iš nuosavų lėšų ir atsiskaityti už juos reikia Liepos mėnesį. Jų lokacijos, čia žemėlapyje, aišku, nėra taip aišku, bet tarp to pirmo projekto, tarp kotedžo ir būto Menadžio centre yra 3 kilometrai. Tai projekto savininkų tai yra svarbu, nes tuos objektus reikės prižiūrėti, ar ne, valyti, trumpalaikė nuoma reikalauja tam tikrų operacinių ir išlaidų ir priežiūros veiksmų, tai kad jie yra šalia, sakykime, leidžia optimizuoti ir išlaidas, ir visus procesus. Trečiasis objektas Via Večia yra nutolęs 10 km nuo Via Novembre ir, iš esmės, tie 10 km pagrindiniu keliu, čia yra geras susisiekimas, irgi yra dar priimtinas atstumas ir projekto savininkui bus patogu organizuoti priežiūrą. Tai tikiuosi dabar yra aiškiau apie pačias lokacijas ir tai, kur yra objektai. Čia galite, jeigu taip plačiau pasižiūrėti į šitą paveiksliuką, tai čia matom visą tą auksinį trikampį, ar ne, Como ežerą. Ir paskui parodysiu nuotrauką šių objektų, jie yra visi su puikiais vaizdais, tam, kad galima būtų mėgautis regiono grožiu. Dar šiek tiek kalbant apie Como regiono nekilnojamo turto kainas, sugalvojau jums parodyti tokią
nuotrauka, kuri atspindi kainų skirtumus. Ne? Ir jeigu prieš tai mes matėm žemėlapį, tai čia ant viršaus tiesiog uždėta spalviškai tokiom zonom išpaišytas paveikslas, kuris rodo, kad žalioj zonoje yra pačios mažiausios kainos, kurios galbūt neturi vaizdų, ten galbūt nėra tiek išvystyta infrastruktūra arba turto kokybė yra kitokia, o oranžinės ir raudonos zonos yra tos, kurios yra vertinamos brangiausiai, ten, kur nekilnojamo turto kainos yra aukščiausios. Tai Menadžio patenka kaip tik į aukščiausios kainų kategorijos lokaciją. Ir šioje lokacijoje 2021 metais nekilnojamo turto kainos buvo gerokai žemesnės, jos sudarė apie 3000 eurų per kvadratinį metrą. Ir per šį laikotarpį iki 26 metų pakilo labai reikšmingai, beveik dvigubai, nes 26 metų vasarį vidurkis kainų jau siekia 5800. Aišku, yra objektų, kuriuos galima rasti Italijos nekilnojamo turto portaluose, kur yra ir 6 ir 7 tūkstančiai per kvadratinį metrą. Na, bet jeigu kalbėti apie vidurkį, tai jis yra kažkur apie 5800. Na, tai kainos dar nėra pakilusios maksimaliai, ekspertų nuomonė, po to, kai bus suremontuotas pagrindinis kelias, kuris palengvina susisiekimą tarp Milano ir Como regiono, yra tikimasi ir yra laukiama, kad bus antra kainų padidėjimo banga. Ir tai yra svarbu tiem žmonėm ir tiem investuotojam, kurie įsigyja turtą šiuo metu. Jeigu palyginsime su Vilniumi, tai tikrai galima rasti ne vieną skelbimą, kur, pavyzdžiui, Vilniaus senamiestyje arba atgimstančiame senamiestyje, ar ne, sakykime, Sodų gatvėje, yra parduodami butai, kurie nėra naujos statybos ir kaina per kvadratinį metrą jau yra netgi didesnė negu 6000 eurų. Na ir tada galima palyginti, ar ne, kainų lygį tokiam regione kaip Como ir Vilniuje, kur, aišku, likvidumas ir pirkėjų kiekis ir norinčių nuomotis turtą kiekis yra ženkliai didesnis. Como regione 24 metais nakvynių skaičius pasiekė 4 300 000 ir tai yra, statistika kaip visada vėluoja, ar ne, tai yra tik 24 metų skaičiai, dabar laukiama 25 metų skaičius, šis regionas tampa vis patrauklesnis dėl to, kad jis yra laikomas prestižiniu turtu. Ir mūsų nuomonė, projekto savininko lūkestis, kad turto vertė turėtų didėti, yra pagristas. Dabar pasižiūrėkime šiek tiek nuotraukas, nes tikrai jų turim nemažai, čia yra ir vidaus nuotraukų. Tai dabar mes žiūrime į nuotraukas to turto, kuris yra įkeičiamas investuotojams. Ja? Tai čia yra ir baseinas, ir išorės nuotraukos, ir vaizdai, esant ir saulėtam orui ir šiek tiek apsiniaukus. O čia yra jau perkamo turto nuotraukos. Čia yra Via Novembre, tai yra Menadžio centras. Šiame pastate, antrame aukšte, yra perkamas 68 kvadratų butas. Šiuo metu jis nėra įkeičiamas investuotojams, nes mums užtenka to kito buto, kuris yra žaliame masyve vertės. Bet šis turtas yra perkamas, su jį reikia atsiskaityti, čia irgi yra baseinas. Tai čia tas turtas numeris 2. Paskui, jeigu žiūrėsite šio webinaro įrašą, tai čia yra tas turtas numeris 2. O čia yra vidaus nuotraukos. Matyti tą vaizdą pro langą. O čia yra trečiasis turtas, kuris yra perkamas, tai yra Sala Komačina, turtas numeris 3. Jis yra, čia nuotrauka daryta pro langą ir namas yra identiškas, va toks daugiabutis, 4 aukštų. Tai ką dar svarbu būtų paminėti, kad šie butai nėra planuojami kardinaliai remontuoti, nėra planuojama atlikti jokių rekonstrukcijų, sudėtingų remontų. Bus atnaujinti baldai,
galbūt korpusinių baldų elementų atnaujinimas, bet tai yra toks, labai kosmetinis toks vidaus apdailos atnaujinimas, net remonto negalima pavadinti. Kaštai bus padengti iš projekto savininko nuosavų lėšų. Jie vertina, kad neturėtų viršyti apie 30 000 per objektą. Ir tikslas, aišku, yra kuo anksčiau pradėti nuomoti, kad galima būtų pamatyti, koksgi yra faktinis susidomėjimas šitais objektais, kokios yra faktinės nuomos kainos, ir jau pradėti generuoti tą stabilų nuomos srautą. Tai tiek apie Italijos projektus. Dabar, Rugilė, mes pereinam prie Lietuvos, ar ne? Ir pačioj pabaigoje atsakysim klausimus. Manau, taip. Gerai. Tai dar pareiksim klausimų ir tada atsakysim pabaigoje. Gerai. Tai dabar kviečiu grįžti iš Italijos į Lietuvą ir pakalbėti apie antrą investicinę galimybę. Tai yra projektas Halso. Paskolos paskirtis yra esamos paskolos refinansavimas ir pilnos apdailos darbų finansavimas. Pirmojo etapo paskolos suma, kaip visada, yra tik dalis renkamos sumos, o bendra numatoma paskolos suma yra 1 280 000. Pirmojo etapo LTV yra 16%, nes yra įkeičiamas visas turtas, o maksimaliai gali siekti iki 80%. Kodėl šiuo atveju LTV yra šiek tiek didesnis? Dėl to, kad šis projektas jau yra pilnai užbaigtas, statybos rizikų jame nebėra. Kaip matote iš nuotraukos, čia yra užbaigti visi gerbūvio darbai, pilnai užbaigtas fasadas. Taip pat yra atlikta ir užbaigta visa šio rajono infrastruktūra, tai yra keliai, kurie veda link kiekvieno iš namų, nes šiame projekte yra iš viso pastatyta 10 namų. Projektas buvo pradėtas vystyti 24 metais, 24 rugpjūtį, tada prasidėjo žemės darbai. Ir iki 25 rugpjūčio jau buvo pasirašytos 4 preliminarios sutartys, o iki metų pabaigos netgi 5. Ir buvo parduoti 5 namai. Bet tie namai buvo parduodami, dar tokioj statybų stadijai, iš esmės jie buvo parduodami, pagal brėžinius. Ir kas yra labai svarbu šiuo atveju, kad pirkdami iš brėžinių, pirkėjai, juk pirko paveiksliuką, ar ne, bet faktinis vaizdas, tai kaip atrodo projektas dabar, aš parodysiu nuotraukas, jis, niekuo nenusileidžia vizualizacijams, tikrai viskas yra įgyvendinta ir išbaigta. Tai iš 10 namų buvo parduoti 5, tai yra tas pardavimų lygis yra jau 50%. Ir tie pirkėjai, kurie įsigijo pirmieji, galbūt jų poreikis buvo įsigyti ne su pilna apdaila, jie norėjo pasamdyti savo dizainerius ir atlikti darbus. Tai tokia galimybė buvo jiems suteikta. Bet kalbant apie šią turto klasę, apie prabangesnį turtą Kalnėnuose, reikia paminėti, kad yra kita pirkėjų kategorija, kuriems labai svarbu ir jie labai vertina tokius projektus, kur, absoliučiai visi darbai yra baigti, kur apdaila yra padaryta iki rakto ir kur galima tiesiog ateiti, pamatyti, susižavėti ir įsigijus turtą, ne per pusmetį ar ne per ilgesnį laikotarpį, tiesiog įsikelti iš karto ir gyventi, nes daugeliu žmonių tokio namo remontas gali sukelti ir papildomo streso, nes reikės samdyti rangos įmonę, vidaus apdailos darbus atlikinėti, juos prižiūrėti, galvoti apie dizainą. Tai projekto savininkas yra atlikęs tokią ir apklausą, ir analizę ir suprato, kad reikėtų atlikti pilną apdailą tam, kad tokio lygio pirkėjams pasiūlyti jau galutinį produktą. Dėl to likę 5 namai bus pilnai įrengti ir po maždaug 2 arba 3 mėnesių visi darbai bus baigti ir galima bus įsigyti šį turtą jau su pilna apdaila. Todėl šio paskolos etapo terminas yra 12 mėnesių. Savi paskola vienam namui sudarys iki 640 000 eurų, o rinkos vertė su pilna apdaila sieks 1 milijoną eurų. Vėlgi, palūkanos investuotojams yra nuo 6 iki 9%, bet čia verta paminėti tokį dalyką, kad šiame projekte kartu su Savi investuotojas investuos ir profesionalus rinkos dalyvis, tai yra
kredito įstaiga, kuri turi Lietuvos banko licenciją ir ši kredito įstaiga investuos reikšmingą sumą su 9% palūkanų norma, tai yra su aukščiausiu rėžiu. Bet kadangi norime suteikti visiems investuotojams galimybę investuoti į šį projektą, tai netgi patys mažiausiai investuodami su 10 arba kažkokią didesnę sumą pinigų gali tą padaryti, bet su mažesniu rėžiumi nuo 6%. Ta didžioji investicija profesionalaus rinkos dalyvio šiuo atveju sudarys arba milijoną, arba iki 1,1 milijono. Mes šiuo metu renkame 250 000, tai jeigu pilnai būsime surinkę, tuomet jie suinvestuos 1,030 000 ir pilnai uždarys rinkimą. Tai galėčiau pasakyti, kad tai yra tiesiog unikali galimybė investuoti kartu su rinkos profesionalu ir sudalyvauti tokiame projekte. Kad būtų aiškiau apie objekto lokaciją, aš įdėjau čia nuotrauką iš Google Maps. Ji yra daryta anksčiau, kai dar projektas nebuvo išvystytas. Čia yra burbuliukas pažymintis lokaciją, bet tiesiog norėjau, kad jūs kaip orientyrą pamatytumėt Karalienės Mortos mokyklą, kuri yra visiškai šalia, ir tada bus aiškiau, kur yra šitas projektas. Aplinkui namai jau buvo pakankamai seniai išplėtoti. Šitas sklypas yra toks šlaitinis, įsipaišęs į tokį kalniuką gan statų, ir tai suteikia papildomo privatumo namams, kurie tame šlaitinėme landšafte yra labai gražiai išdėlioti, vienas aukščiau už kitą. Šio projekto privalumai yra, kaip minėjau, kad namų baigtumas jau siekia 85%, jis yra registruotas, liko atlikti tik pilnos apdailos darbus, statybos rizikų šiuo atveju nėra. Tai, kad projektas yra paklausus rinkoje ir patrauklus pirkėjams, patvirtina, kad jau 50% projekto namų yra sėkmingai realizuota rinkoje. Dar galėčiau paminėti, kad vienas projekto namas priklausys akcininkui, tai yra pats projekto savininkas, jam taip patiko šis projektas, kad jis nori ten gyventi, ir tai yra irgi toks stiprus momentas dėl to, kad, įsivaizduokit, projekto savininkas pats gyvens ten, pažinos visus pirkėjus, jeigu bus kažkokių klausimų dėl kokybės, kokia nors, nežinau, išorės apdailos plokštė, pavyzdžiui, pakeis savo būklę ir reikės ją pakeisti, pakoreguoti, bet kokie kokybiniai klausimai, tai jie bus sprendžiami iš karto ir tai yra retas atvejis, kad taip įvyktų, kad pats akcininkas apsigyvena projekte, ir tai yra vienareikšmiškai pliusas. Projekto savininko įmonių grupė turi ilgametę, daugiau kaip 10 metų patirtį nekilnojamo turto plėtros srityje. Jie yra išplėtoję daugiau negu 30 objektų projektus, daugiausiai Vilniaus regione, turi vieną projektą Kaune. Kalbant apie rangovą, tai yra UAB Acinus, kuris 25 metais padarė 11 milijonų apyvartą rangoviniai įmoniai, ir tai yra didelė apyvarta, kuri kasmet didėja po 3-4 milijonus, tai ateinančiais metais tikėtina irgi didės, nes projektų skaičius didėja, ir UAB Acinus teikia laidavimą mokėtinų palūkanų sumai šitam projekte. UAB Acinus yra pažįstama tiems investuotojams, kurie investavo į Blumo namų projektą, nes Halso yra antrasis projektas, kurį finansuoja Savė, o pirmasis buvo Blumo namai Ukmergėje, kur įmonių grupė Linksmoji, UAB Linksmoji 58, plėtoja didelį 4000 kvadratinių metrų projektą, daugiabučio projektą Ukmergėje. Ir, kaip minėjau, kartu su Savė investuotojais čia koinvestuoja kredito įstaiga, kuri pagal savo rizikos vertinimo kriterijus yra įvertinusi šį projektą kaip tinkamą ir investuoja reikšmingą sumą, tai yra prisiima reikšmingą pavadinkim, riziką susijusią su šiuo projektu, ar ne? Ir tai yra dar vienas privalumas, lyginant su visais kitais projektais, kurie šiuo metu yra atviri rinkai. Čia yra pateikiamos vizualizacijos, tai kaip minėjau, pirmieji
projektų pirkėjai galėjo įsigyti projektą iš vizualizacijų. Čia, bet nepaminėjau, kad yra galimybė turėti privatų baseiną, tai vizualizacijoje jis, va čia šone taip pavaizduotas, bet realiai ir tokią galimybę turi ir kiti namai. Visi, projektas turi tokį bendrą kelią ir paskui toks žiedinis, tokia žiedinė kaip sankryža padaryta viduje, labai patogus išdėstymas, tokia bendra zona skatinanti visus projekto namų gyventojus, pavyzdžiui, vakare arba savaitgalį išeiti ir pabendrauti ir čia kažkokių bendrų veiklų prisigalvoti. Visa mažoji architektūra ir visa infrastruktūra yra sukurta vieninga visam rajonui ir netgi tie landšafto architektai, kurie projektavo visus šitos želdinius ir krūmus, visą šitą mažą architektūrą, jie galės suteikti tokią priežiūros paslaugą, kad projekto gyventojams nereikėtų patiems rūpintis, o tik mėgautis žaliom zonom. O čia yra tos tikrosios nuotraukos, kurios mažai skiriasi nuo vizualizacijų. Fasadas yra 3 skirtingų rūšių, 3 skirtingų spalvų. Kaip matot, va čia jau sumontuoti vartai su halso pavadinimu. Vidaus apdaila atrodo taip kaip šitoj nuotraukoje, tai yra pilna dalinė apdaila. Dėl to yra įregistruotas 85% baigtumas ir 2-3 mėnesių eigoje bus atlikta pilna apdaila, visi pilnos apdailos darbai iki rakto ir namai bus paruošti pardavimui. Taip va, aš baigiau pristatymą. Galėčiau dar kelis žodžius pasakyti apie tai, ką Rugilė rašė siųsdama kvietimą, nes mes neseniai esame atlikę kelis atnaujinimus platformos investuotojams, kuriuos norėčiau akcentuoti ir plačiau papasakoti. Tai platformoje buvo atnaujintas projekto pateikimas, jis yra išsamesnis, patogesnis ir jeigu prisijungtumėt prie platformos, tai galima turėti, ten yra pateiktas ir mūsų IT sukurtas toks funkcionalumas, kad jeigu jūs norite paskaityti informaciją apie projektą, tai galima paspausti ten ir projekto aprašymą ir nueiti į užstatą, pasivaikščioti šiek tiek ir ten yra mygtukai, kuriuos galima paspausti ir labai patogiai pavartyti visą informaciją apie projektą. Tai tikimės, kad dabar informacija yra išsamesnė ir aiškesnė jums. Taip pat kartu su šiais projektais buvo pristatyti rėžiai investuotojams. Palūkanų rėžiai yra naujas dalykas Savi platformoje. Anksčiau tiek nekilnojamo turto plėtros projektai, tiek visi kiti projektai buvo skelbiami su fiksuota palūkanų norma, o dabar nekilnojamo turto projektai turi šitą naują funkcionalumą, tai yra rėžiai ir šiai dienai jau mes esame kaip ir kitos platformos, tai yra palūkanos ir jų diversifikacija pagal sumas atitinka rinkos standartą, todėl kuo didesnę sumą investuojate, tuo didesnių palūkanų galite tikėtis. Rugilė, primink, ką dar turėčiau papasakot? Man atrodo, čia pagrindinė atnaujimai. Taip, čia kaip ir pagrindai, tai kaip tik galėsim pereiti prie klausimų. Turime likusias keletą minučių. Tai matau, Andžiai sveikinasi, tai sveiki, malonu matyti. Ir turime porą Gintaro klausimų. Tai pirmasis klausimas bus apie Italiją. Tai projekto prielaidos 70% užimtumas, 250 dienų, nurodoma, kad bendros nuomos pajamos apie 125 000 eurų. Vienai dienai gaunasi 500 eurų, įkeičiamam čia būstui turime omeny, booking skelbimuose apie 125 eurus parai. Tai ir klausia, ar čia nepagražinti skaičiai? Man sunku pakomentuoti, kur booking skelbimuose yra tie 125 eurai už parą, ar ne? Nes 500 eurų už parą yra kaina turtui, kuris yra didelio ploto ir su papildomais privalumais, ar ne? Tai mes kalbam apie 2 aukštų kotedžą, kuris yra su požeminiu parkingu, privačia parko teritorija, ten yra baseinas, teniso kortas,
taip pat kitos laisvalaikio zonos. Ar ne? Tai, tokiam turtui mes žiūrėjome palyginamuosius objektus. 500 eurų kaina mūsų nuomonė yra sąžininga ir normali ir, tikimės, kad projekto savininkas tikrai galės uždirbti tokią nuomos kainą. Bet aišku, verslo planas, bet kuris verslo planas turbūt gali būti kritikuojamas, lygiai taip pat, kai mes turime nekilnojamo turto projektus, kuriuos projekto savininkas planuoja parduoti už tam tikrą kainą, visada galima kelti tos klausimus. Kaip mes apsisaugom, tai aišku, padarom palyginamųjų objektų analizę ir įprastai ta analizė mus įtikina ir randam tiesiog palyginamųjų objektų. Tai šį pratimą mes esam pasidarę. Platformoje mes neskelbėme tų palyginamųjų objektų, bet galbūt galėčiau su šiuo investuotoju šią informaciją pasidalinti, į kokius objektus mes lygiavomės. Taip pat pats projekto savininkas, jis naudojasi tokiom papildomom funkcijom kaip analitika, kurią suteikia, pavyzdžiui, Airbnb. Tai ta analitika lygiai taip pat indikavo aukštesnės nuomos kainas. 125 už tokį butą yra tikrai labai mažai. Tai man trūksta iš tikrųjų konteksto, kad galėčiau kokybiškai atsakyti, nes reikia pamatyti tą pasiūlymą už 125 eurus ir padiskutuoti išsamiau. Tai Gintarai, jeigu bus dar klausimų, tai tikrai galėsit susisiekti ar su manim, ar su Natalija ir galėsim pratęsti pokalbį. Ir dar vienas Gintaro klausimas, lygiai taip pat apie Italiją. Tai skolinasi privatus asmuo, ar buvo vertintos besiskolinančio pajamos ir skolos, pajamų tvarumas, ar asmuo nėra prasiskolinęs, ar asmuo turi registruotų skolų? Taip, be abejo, mes, matot, pagal ES reglamentą, kuris reglamentuoja sutelktinio finansavimo veiklą, mes turime galimybę suteikti paskolą fiziniam asmeniui, jeigu jis deklaruoja verslo paskirtį. Tai šiuo atveju mes konsultavomės ir su užsienio teisininkais, kurie mūsų atstovaus tiek hipotekos forminimo, tiek galimo išieškojimo atveju. Ir nagrinėjome šitą struktūrą, kaip būtų geriau, ar tuo atveju, jeigu skolintųsi tuščia SPV įmonė, ką tik įsteigta, ar tuo atveju, jeigu skolintųsi privatus asmuo, kuris yra šio turto savininkas. Ir mes atlikom šią analizę ir priėjom išvados, kad saugiau šiuo atveju, jeigu pats projekto savininkas išreiškia tokį norą, kad jis prisimtų, matot, jis kai skolinasi asmeniškai, tai jis ne tai, kad prisima solidarinę atsakomybę, jis tiesiog pats asmeniškai prisima tą atsakomybę. Tai išieškojimas, aišku, vyktų visų pirma iš šio turto, tai mūsų paskolos ir užstato santykis yra 64%, bet taip pat mes esame atlikę analizę ir to, kokias paskolas turi šitas asmuo, kokiu turtu disponuoja. Priminsiu, kad jis yra ne vienos įmonės akcininkas ir šių įmonių veiklos istorija yra ilga, nėra nei vieno, sakykime, bankroto arba su veiklos sunkumais susidūrusio juridinio asmens grupės struktūroje. Todėl po šios detalios analizės mes nusprendėme, kad ši struktūra mums būtų saugesnė, nei, pavyzdžiui, jeigu skolintųsi SPV ir Raimondas suteiktų laidavimą. Nors tokią struktūrą mes irgi turėsime ir ji irgi turi savo privalumų. Taip, ačiū Natalija. Taip, tikimės atsakėm. Ir dar turime vieną klausimą iš Romualdo apie Halso projektą. Tai kokią sumą reikia investuoti turtui Lietuvoje, siekiant gauti 9% palūkanas ir kokios garantijos nemokumo atveju? Tai nemokumo atveju garantijos yra turto įkeitimas. Dabartinis paskolos ir užstato santykis yra 80%, bet atlikus pilnos apdailos darbus, jau šis santykis bus 64%. Tai mūsų nuomonė yra labai geras lygis paskolos ir užstato santykio. Prie garantijų turbūt negalima priskirti to, kad projektas jau parodė labai gerus preseilus, ar ne, ir kad 50% turto jau parduota, bet sutikit, kad tai yra tokia reikšminga indikacija, kad projektas yra patrauklus. O už investiciją su 9%
palūkanų, kokią sumą reikia investuoti, kad gauti 9%, tai aš Jau neprisimenu Andžiai, atmintinai. Andžiai atsakė, jau matau 15 000 eurų. 15 tūkstančių, taip. Mūsų investuotojas padėjo mums. Puiku. Tiesiog neturiu prieš akis, neprisimenu. Taip, tai 9% nuo 15% ir apie garantijas atsakėm. 9% nuo 15 tūkstančių. Taip, Mhm. taip, teisingai. Tai lyg klausimų kaip ir nebėra, tai iš tikrųjų tiek galite kreiptis tiek į mane, tiek į Nataliją, esant poreikiai, aš nukreipsiu į Nataliją ir galėsim tada pratęsti pokalbį. Ai, dar matau, vienas klausimas yra iš Gintaro. Atsiprašau, ar teisingai supratau, kad neturite duomenų, ar žmogus dabar turi registruotų skolų? Ne, neteisingai supratote, mes turime šios duomenys. Trumpai ir aiškiai. Tai taip, tai pratęsiant, tai jeigu turėsit tikrai klausimų, galite kreiptis tiek į mane, tiek į Nataliją, tikrai atsakysime, o tada padėkosiu visiems prisijungusiems šiandieną, palinkėsiu gražaus visiems savaitgalio, įrašą atsiųsime visiems, kurie buvo užsiregistravę, galėsit papildomai pasižiūrėti iš naujo. Tai dėkui jums. Aš dar turiu tokį vieną prašymą, kadangi mes visai neseniai paleidome naujo projekto aprašymo platformoje, norėčiau išgirsti iš tų investuotojų, kurie prisijungia šiandien prie webinaro, ar jis yra aiškus, galbūt kažko trūksta, galbūt kažkur klausimų kyla. Mums labai svarbu gauti tą atgalinį ryšį ir jį gavę, galbūt galėsime jį atsižvelgti, jeigu bus, daug žmonių su panašiais klausimais, tuomet būtinai atsižvelgsim ir kažką dar patobulinsim. Būtinai. Taip, tai dėkui jums, Gintaras palinkėjo ir mums gražios dienos, jums taipogi. Ir kaip ir šiai dienai bus viskas. Ačiū jums.